Sveiki, šiandieną mes lankomės Klaipėdos rajone ir susitinkame su mūsų vienu iš stichijos herojų, Ryčiu Kernui. Pakalbėsime apie patį aktualiausią šiuo metu klausimą, tai yra vėliavinio lapo apsaugą. Pradedam. Tai Ryti, šiandieną susitikom pakalbėti apie vieną svarbiausių tikriausių purškimuose etapų, tai yra apie vėliavinį lapą. Kaip galvojat, ar vėliavinio lapo purškimas visada yra būtinas? Aš manau, kad vėliavinio lapo purškimas yra būtinas, kadangi tiek literatūrai, tiek kalbantis su agronomais visi sako, kad vėliavinis lapas suteikia iki 70% būsimo derliaus. Todėl vėliavinio lapą yra būtina apsaugoti nuo ligų. O kada kalbam apie pasirinkimus, sprendimus, kaip dažniausiai renkatės fungicidus? Ar kalbate, bendraujate su ūkininkais, klausote jų rekomendacijų, ar dažniausiai pasitikite konsultantų, agronomų, vadybininkų, o galbūt renkatės savo patirtį? Kadangi aš esu ne agronomas ir mano tas agronominės žinios nėra labai jau didelės, tik kiek praktikoje tenka susidurbėti visur nesigilinęs yra ir kiti darbai, ne tik agronomija ūkyje. Todėl tenka konsultuotis ir su įmonių agronomais, ir su kolegom ūkininkais ir atrasti tą patį tinkamiausią fungicidinį sprendimą tam momentui. O kokie dažniausiai faktoriai įtakoja jūsų pasirinkimą? Ar tai būtų oras, ar tai būtų kaina, ar tai būtų kokybė? Kokie faktoriai dažniausiai įtakoja? Aš savo ūkyje jau eilę metų taikau tik tai 2 tos fungicidinius purškimus ir dažniausiai žiūrima yra pagal orus, kokie vyrauja tuo laikotarpiu, kada tie fungicidai turėtų saugoti. Tai pas mane nėra labai jau derlingos žemės ir daug investuoti į intensyvias technologijas nėra ekonomiškai naudinga, todėl stengiuosi tą pirmąjį fungicidinį purškimą pavėlinti, kad antruoju fungicidu purškiant jau būtų ne tik vėliava išlindusi, bet ir bent jau plyštanti lapamaštį arba jau pasirodžiusi varpa. O jeigu mes kalbėtume apie pačias oro sąlygos, ar keičia, pavyzdžiui, jūsų sprendimus, jeigu ten, tarkim, ar šalna, ar sausra, ar tai turi įtakos? Be abejo, kadangi sekam tas prognozijas, ne visada jos būna tikslas, bet stengiamės purškimus neatlikinėti prieš šalnas arba iškart po šalmų, duodam augalam atsigauti, kad tikėdamisi to geresnio ir pačio fungicido poveikio. O pačius fungicidus renkamės pagal tuo laiku vyraujančias orų sąlygas ir tarkim, jeigu matom, kad bus lietingas periodas per purškimo laikotarpį, tai galbūt tada investuojam į brangesnius fungicidus, kurie turi ten tas lipšnes technologijas ir galimas trumpesnis laikas iki lietaus. Pagal tai viską žiūrim ir skaičiuojam ir bandom parinkti tinkamą sprendimą. O jeigu kalbėsim būtent apie tos sprendimus, jų priėmimus, ar ne, kaip manot, kada būna tai tik tai prevencija, o kada mes konkrečiai kovojam su lygom? Nes kartais ūkininkai vieni purškia būtent tada, kada jau mato lygą, lygos požymį būtent ant lapo, o kiti užbėga įvykiams už akių, nes yra vis tiek tas latentinis periodas, per kurį mes nematom tų pažeidimų. Kaip jūs ūkyje elgiatės? Pasiduočiau, ūkiai jau pasirenka šitą strategiją iš anksto, taikydami tuos fungicidus. Tai aš pasikartosiu, kad savo ūkyje stengiasi įsiversti su 2 fungicidais, kadangi tos žemės nėra tokios labai jau derlingos ir reikia žiūrėti ne tik, kad ta būtų ilga apsauga, bet ir ekonominė nauda. Tai tą pirmąjį purškimą vėlinu ir stengiuosi, kad jo galiojimo laikas ateitų į tą tarpsnį, kai yra išlindus ir vėliava ir pasirodo varpa. Ar tai duoda kažkokią tai didesnę ar mažesnę naudą, tai negalėčiau pasakyti, čia labiau jau turėtų agronomai įsigilinę šitos dalykus. O kaip galvojate, jeigu, pavyzdžiui, to purškimo mes, tiesiog jo nedarytumėm, ar ne? Ar tai, kaip tai lemtų patį efektyvumą, ar būtent vėliavinio lapo purškimo praleidimas gali atnešti tą didžiausią nuostolį lyginant su kitais purškimais, pavyzdžiui, kaip pirmojo purškimo, ar ne, atveju? Tokio bandymo savo ūkyje nesu daręs, bet aš nebūčiau linkęs praleisti vėliavinio lapo, jau geriau tada nedaryti pirmojo purškimo, nes vėliavinio lapo tarpsny jau būna padarytas visas investicijos, tiek tręšimai, tiek fungicidai, tiek augimo reguliatoriai. Realiai padaryti visi darbai ir neįdėti dar
to paskutinė ir, aš manau, kad čia yra per didelė rizika. Tai tikriausiai sutiksit su tuo, kad kaip ir literatūrai rašo, kad pirmas lapas, tai yra vėliavinis lapas, yra pats svarbiausias. Aš manau, kad turėčiau pritarti šitam dalykui ir labiau orientuočiausi į šitų lapų apsaugą, negu į tų pirmųjų lapų apsaugą. Kaip manot, ar vienas purškimas būtent vėliavinio lapo tarpsniu yra efektyvus, o galbūt reikėtų pasirinkti keletą sprendimų, atlikti ne vieną purškimą? Aš manau, čia priklauso nuo pasirinktos strategijos ir eilę metų ūkyje aš įsivardau su 2 fungicidiniais purškimais, bet šiemet to padaryti nepavyks, kadangi gegužės mėnesį vyrusios labai didelis ir ilgos šalnos, tai 2 savaitės nebuvo vegetacinių temperatūrų ir ta gamta buvo sustojusi ir nevegetavo, o vakar jau buvo padarytas tas antras fungicidinis purškimas kviečiam ir pirmojo fungicido jau galiojimas buvo pasibaigęs, o dabar turim tokią situaciją, kad kai kuriuose veislėse lenda 4 lapas yra išlindęs ir belenda vėliava, o kitur dar vėliavos nesimato lindimą. Todėl buvo priimtas sprendimas, kad tiesiog pakartoti tą patį purškimą antrą sykį ir tada išlindus varpai pasižiūrėti, ar ten reikės kažkokių rimtesnių dar, ar užteks lengvesnių tų purškimų ir daryti 3 purškimą šiais metais. Tai tikriausiai, jeigu, pavyzdžiui, oro sąlygos šiek tiek pasikeistų, tai tarkim, sušyla ar ne, nes turėjom tikrai tokį šaltą laikotarpį ganėtinai, sušyla ir įsivaizduokim, kad nenutrūkstamai visą savaitę stebuklingai lyja. Kaip būtent tokios sąlygos keistų jūsų pasirinkimą? Aš pasikartosiu, kad taikydamas tos 2 funkcinius purškimus, tai eilę metų, kai ta gamta nebuvo taip pasikeitusi ir tie augimo procesai vykdavo sklandžiai, tai antrasis būdavo daromas, kada jau arba plyšusi lapamaštė, arba jau pasirodžiusi varpa ir būdavo ramu, kad dėl fuzariozės perpuršti nereikės. Šiemet jau yra aišku, kad šitą reikės daryti, tik tai bus priiminėjami sprendimai, matysim, koks ten jau derliaus potencialas bus aiškesnis, ar tai reikės ten rimtesnio kažkokio purškimo, bus aišku, kad kol kas yra tos drėgmės sąlygos, ar lygom plisti yra palankios sąlygos, ar nėra, pagal tai stengsimės padaryti patį geriausią tą purškimą. Na taip, nes tu kaip ir žmogus negali žinoti, tai visgi ar sausra bus, ar bus tas lietus. Kaip galvojat, ar šiandien dienai reikia kombinuoti fungicidus, o galbūt reikėtų naudoti tik, pavyzdžiui, vieną produktą, kuriame yra daugiau veiklų medžiagų? Aš savo ūkį jau daugelį metų taikau, kad tą pirmąjį purškimą darau, ko gero ir daugelis ūkio taip daro, stroboleriną su protekonazolu naudoju. Ir tai tas jau yra patikrintas reikalas, eilę metų naudota, o tą antrąjį purškimą, kuris eina ant vėliavos, tada jau renkamės pagal taip, kaip buvo vegetacijai sąlygos, vis tiek jau matosi tas būsimas derliaus potencialas ir matai, ar tau verta ten investuoti daugiau į produktus turinčius daugiau tų veiklių medžiagų. Pasižiūri, kokie vyrauja orai, pagal tai nusprendi ir pabandai parinkti tą tinkamą sprendimą. Literatūroje purškimo laikas, jisai kaip ir yra apibrėžtas BBCH tarpsniais, bet realybė yra šiek tiek kitokia. Dažniausiai tai purškimo laiko koreguoja pati gamta, augalų vegetacija ar ne, ir galutinį tą tašką jau deda oro sąlygos. Na, kaip ir šiais metais ar ne, pačios šalnos jos pristabdė tos augalus. Ir tie procesai, literatūra ir pati ta realybė, jie labai dažnai prasilenkia. Tai kalbant apie šias situacijas, kaip įtakoja jūsų pasirinkimus, ar pačio purškimo laiką, ar tų pačių fungicidų pasirinkimą, būtent tos besikeičiančios oro sąlygos? Jeigu žemės ūkiai eitų vykdyti pagal vadovėlį, tai būtų labai lengvas įsiėmimas ir čia daug būtų norinčių ūkininkauti tikriausiai. O kadangi žemės ūkis yra gamyba po atvirų dangum, tai tu planuok neplanavęs, bet viskas yra koreguojama iš aukščiau. Tai aišku, stengiasi tuos purškimus pataikyti, tuos optimalius tarpsnius, kuriuos ten reikia padaryti. Bet visada pasižiūri, kokie ateis tie orai ir tada tu gali kažkiek tai pavėlinti, gali truputį ir paankstinti. Ir taip ūkyje visada turi būti jausti pulsą ir viską padaryti pačiu tinkamiausiu laiku. Kaip jūs ir minėjot prieš tai mūsų pokalbio metu, prieš šalnas stengiatės nepurkšti, ar ne? Taip, jau šiuometinė patirtis, kad jau geriau neskubėti ir galbūt kažkurio darbo nepadaryti, bet
Bet čia viskas tas ateina per patirtį. Bet vat, kalbant apie patirtį, ne, per ilgą savo ūkininkavimo laikotarpį, aš tikiu, kad turėjot įvairių situacijų, kalbant ir apie techninius dalykus, kalbant ir apie tą patį orą, ar ne. Tai gal turit kokių rekomendacijų, ko geriau nedaryti, kokių dalykų vengti? Jau ta ūkininkavimo patirtis pas mane 17 metų ir buvo tokių metų kaip šiemet, kad gegužės mėnesį būtų tiek ilgai trūktų šalnos intensyvios, tai nėra buvę. Iš pavasario, kovo pabaigoje, balandžio pirmoji pusė buvo labai šilta, augalai atrodė tiesiog didžiulį turėjo potencialą, buvo priimti sprendimą jos daugiau patręšti, panaudoti intensyvesnės technologijas ir tikėtis didesnio, gausesnio derliaus. Ir gavos tokia situacija, kad padidinus azotinius tręšimus reikia ir stipresnių augimo reguliatorių. Ir buvo tokia situacija, kad jau pagal augimo tarpsnius tu turi padaryti tą antrąjį reguliavimą ir matai, kad tau rodo už paros nedidelę šalną, ten vienos ar dvi naktis pašals, o ta šalna iš vienos dviejų nakčių pasidarė į 2 savaitės. Ir šitas panaudotas reguliatorius dabar daryčiau kitaip ir būčiau jo nenaudojęs, o naudojęs po šalnų, jeigu būčiau matęs, kad dar reikalinga tą padaryti. Bet su fungicidais ar turit panašių, pavyzdžiui, istorijų, ką galėtumėt lygiai taip pat įvardyti? Aš manau, kad su fungicidais taip nepamatysi, kad ten jisai, ar tau suveikia ar ne, tai tau tiesiog vėlesniam laikotarpiu matys, kad tau, pavyzdžiui, ligos nesukontroliuotas. Bet reikia stengtis optimaliom temperatūrom ir optimalių laikų padaryti darbus ir tada gausi pačią didžiausią tą ekonominę naudą. Ar visada vėliavinio lapo purškimas atneša pagrįstą efektyvę ekonominę naudą? Aš tokio bandymo savo ūkyje nesudaręs, kad to vėliavinio lapo nepurkšti ir pasakyti, kiek tas ar prideda, ar neprideda tos ekonominės naudos, bet aš vis tiek skaitau, kad ūkyje susiplanuoju tuos tręšimus, purškimus ir vėliavinio lapo jau tas yra, kad vienas iš paskutinių darbų ir nepadaryti vieną darbą ir rizikuoti viskuo, ką tu buvai prieš tai padaręs, tai aš manau, manau, kad yra per didelė rizika būtų. Bet tikriausiai ir savo ūkyje turite tokių praktikų, kad kai kurios darbus vis dėlto tenka sudėti į vieną, sutalpinti ar ne, ir tikriausiai ne jūs vienas toks esate. Ir kaip galvojate, tarkim, jeigu mes imtumėm fungicidinį sprendimą, ar kelių darbų sudėjimas į vieną užtikrina būtent fungicido efektyvumą, ar reikėtų išskaidyti darbus? Aš asmeniškai savo ūkyje stengiuosi, kad tų produktų į purštuvą susidėti kuo įmanoma mažiau. Skaidyti atskirai herbicidus, fungicidus ir šitos augimo reguliatorius. Bet kartais būna taip, kad tiesiog to padaryti neįmanoma. Negali vėjuota būna, negali puršti, lietinga, vėl negali puršti. Augalai vis tiek auga ir tau bėga augimo tarpsniai ir tu jau matai, kad tu po to nebespėsi tų darbų padaryti, tada susidedi į vieną purškimą. Bet šiaip stengiuosi tos purškimus skaidyti ir daryti juos atskirai po vieną. Kaip manote, ateities metodai, ar jie pasikeis, kada mes kalbam apie vėliavinio lapo purškimą? Galbūt tikitės kažkokių tai naujojų būtent iš technologijų? Aš manau, kad tikrai pasikeis, nes tiek technologijos viskas eina į priekį ir kuriamas ir naujas veiklios medžiagos ir gamta keičiasi ir sąlygos ir įvairūs veiksniai. Tai aš manau, kad ir mokslas eina į priekį, tai tikrai manau, kad viskas pasikeis, ateityje ūkininkausim kitaip. O šiandien dienai, ar esate patenkintas būtent ką šiandien dienai turime, ar ne, tos pačius fungicidų, jų gausybę, technologinių sprendimų? Šiai dienai ūkininkai tikrai turi pasirinkimus, tai tuos fungicidinius purškimus gali pasidėlioti pagal savo ūkius nuo ekonomiškai labai nebrangių iki veiksmingesnių galbūt ir brangesnių ir pritaikytas technologijas pagal savo poreikius. Tai tikriausiai tiek ir kaina, ir kokybė įmanoma surasti būtent tą aukso viduriuką. Aš manau, kad jau tikrai kiekvienas pagal savo norus turės galimybės pasirinkti tos produktus, kad jam būtų priimtini jie.